Labas, mama. Mane jau paleido. Aš ateinu. Mama. Luka? 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 Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną? Ar išdrįsi kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną? Ar išdrįsi kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Kas čia buvo? Nieko nesuprantu. Luka skambino ir staiga pradėjo šaukti, mama, gelbėk. Luka. Jam pasakė, kur jinai yra. Nieko nespėjo pasakyti. Sakė, pamokos baigėsi ir ateis pas mus ir ryšys nutrūko, dabar telefonas išjungtas. Luka, būk gerutė, atsiliepk. Ne, svarbiausia, tai nepanikuojam tokiais atvejais. Pasakyk tiksliai, ką Luka pasakė. Ką daryt? Ką jinai sakė? Sakė, kad pamokos baigėsi ir ateis iki mūsų ir pradėjo šaukti, mama, gelbėk. Tai tada mums reikia važiuoti iki mokyklos. Jeigu pamokas baigėsi, reiškia, jinai buvo prie mokyklos. Ir važiuojame į mokyklą. Tu matei? Gaila, negirdėjau, apie ką kalbėjom. Ten kažkas įdomaus atsitiko. Reikės išsiaiškinti. Parodyk nuotraukas ir man. Jaučiu, kad tikrai bus labai gera tema straipsniui. Įrašyk man būtinai visas nuotraukas. Kas pirmas pamatė ir tau pasiūlė, Oi, tik nesipūsk. Aš ir nesipūčiu. Aš tik pagalvojau, kad nusipelniau šiokios tokios premijos. Ai. Niekas niekam nėra skolingas. Straipsnio juk nėra dar. Nėra. Edita, tu tik tai nusiramink. Mes surasim ją, surasim. Viskas bus gerai. Kas čia dabar? Velnas iš prokuratūros. Alio? Mariau, labas. Gali kalbėti? Asta, gal gali darbai palaukti, aš dabar nelabai galiu kalbėti. Klausyk, čia labai skubu. Turim problemą. Kas yra? Šiandien Dalių Margūną paleido. Ką? Teisėjas pakeitė kardomąją priemonę iš sulaikymo į pasižadėjimą neišvykti. Kaip suprast pakeitė? Aš ne... Taigi buvo viskas, įrašą turėjom, prisipažinimas yra, pareigūno liūdė. Aš žinau, bet mūsų rankos surištos. Kodėl? Bandžiau peržiūrėti bylą. Kažkas iš viršaus ją įslaptino. Mariau, už viso šito kažkas stovi. Na, aišku. Supratau. Gerai, tai palaikom ryšį tada, gerai? Važiuojam, pakeliui papasakosiu. Ты огорчил меня, красавчик. Ты нам должен кучу бабок. Ты навел на нас полицию. Ты похерил наш бизнес. Так прекрасно налаженную торговлю девочками. В конце концов, мои люди могли погибнуть. И как ты думаешь, что я должен сделать с тобой после этого?
Он что, отрубился? Ну, посмотрите, что там. Может, я зря тут распинаюсь? Красавчик. Ты меня слышишь? Что за левые понты? Кажется, не слышит. Да прикончить эту суку! Да, с этой гниды уже нечего взять. Стоп. Но наконец-то, черт возьми. Ну сколько можно ждать? Да твой порошок давно тебя уже ждет. Да-да, как договаривались, 20 килограмм. Tai tu nori pasakyti ką? Kad paleido dalį, o vienintelė pasiekmė už visus jo padarytus nusikaltimus yra, kad jisai negalės išvykti atostogų? Mindė. Nu, Mindė, gal ir man nueit pašaudyti? Aš matau, labai lengvai įsisukčiau. Dalius pagrobė Luką. Manau, tai akivaizdu. ne, nu klausykit, tai gal nedarom skubotų išvadų, ką? Mario, kokias išvadas tu man siūlai pasidaryti, ką? Kokias išvadas? Dalius yra šiandieną pirmą dieną paleistas ir tuoj pat iš karto po to dingsta mergaitė. Kokias išvadas man siūlai pasidaryti? Aš žinau, bet tai gal išlaikom kažkaip šaltą protą. Žinau, pasitikėkit manim. Kaip tu jautiesi? Gal tau vis tik būtų geriau gulėti? Nebenoriu, šonus jau skauda, nors prasivaikščiu. Tai gerk arbatą, kol karšta. Buvau pas Germaną. Nu ir kaip jis? Baisoka, ką ir kalbėti. Bet to labai jaučiasi vienišas. Tokioje vietoje kambarioko užsimanė? Ne apie kambarioką kalbu. Jaučiasi visų apleistas. Kasgi jį palaiko? Tu? Taigi tu mama, jis tavo sūnus. O tu jo sesuo, jis tavo brolis. Galėtum irgi nepamiršti. Visi esam labai įsibarstę. O žinai, norėtųsi taip kaip anksčiau. Šeima, vieninga ir tvirta kaip kumštis. Nieko nebeliko, taip jau yra. Matyt. Labas, mergaitės. Gal jūs pažįstat Luką Kauneckaitę? Taip, pažįstam. Gal neseniai matėt ją kur nors? Ne, nematėm. Nematėt. Na, supratau. Aišku. Aišku. Dominikai, gal matei Luką? Jo, solfedis mums buvo. O gal tu žinai, kur jį dabar? Namuose turbūt sakė, kad namo eina, skubėjo ko tai. O tu pats matei, kaip jį nuėjo? Aha, į tą pusę, va čia. Aišku. O šiaip nepastebėjai ko nors įtartino? Ne, nieko. O kas atsitiko? Na, tėvai jos labai ieško ir neranda. Ačiū jums, vaikai. Ačiū. O kaip tau su prokuroru? Su Mariumi labai puiku. Nuostabumėlis. Tiek ilgai būnam ir iki šiol šiurpuliukai dar bėgioja. Na, jeigu šiurpuliukai, tai tikrai viskas gerai. Darboholikas jisai, aišku. Net namo darbą parsineša. Brigita, o gal jis galėtų padėti Germanui? Nesakysim, bent jau sušvelnintų bausmę. O gal galėtų padėti išvengti kalėjimo. Mes atsilygintume, žinai pati. Atsilygintume, jam nieko netrūksta. Mama, aš nenoriu, aš dabar tokia laiminga esu.
Aš nenoriu vėl visko prarasti, ne šį kartą. Bet gal galima būtų pabandyti. Aš nenoriu bandyti, mama, nenoriu. O dėl ko? Dėl Germano? Ne, viskas, aš jaučiu dabar gyvenimo palaimą. Aš sergu, bet esu laiminga, kad sėdžiu namie, galiu paleibėsni Marijui pietumis vakarienę. Nenoriu aš to šito viso prarasti. Suprantu tave. Bet žiūrėk, neišlepink jo tais pietumis ir tom vakarienėm. Mama, nuo Marijaus labai mažai kas priklauso. Germanas pats prisidirbo. Ir šis Marijus kažko neskambina ilgai, reikia gal paskambinti jam. Хорошо, хорошо. Ну, как приедешь, так и рассчитаемся. Насчет этого не беспокойся. Товар будет со мной. Да. Ну, все, ждем. Да-да. И тебе того же. Пока. Ну что ж, красавчик. Видно, Бог тебя любит. Так что живи пока. Как так, босс? День у меня хороший. Так что пусть и красавчику повезет. Да какой повезет, он сдох почти. Ну, это уже его проблемы. А если сдохнет, значит, так Богу было угодно. Только не здесь. Приберите. Labą dieną. Mokytoja, jūs gal žinot, kur Luka? Prieš pusę valandos išėjo, pasibaigė pamoką ir išėjo namo kartu su visais. Matot, būtent prieš pusę valandos Lukas skambino Editai ir prašėsi pagalbos, o dabar mes jos ieškom, niekur nerandam. Tai gal kas nors iš vaikų papokštavo? Kaip patikrinti čia pokštas, ar nesuprantate, aš jau ilgą laiką negaliu susisiekti su Luka. Tai gal eikime pasiklausim vaikų, gal jie žinos, kur yra Luka. Kavos, arbatos. Labai atsiprašau, aš neprisistačiau. Nereikia. Aš žinau, kas jūs. Karaliau. Daliau, tik tai susitarkim be jūs. Aš paprastas žmogus. Girdėjau, puikiai susitvarkiai su užduotim. Kodėl tu čia mane išsikriti? Iškart prie reikalo. Jaučiu, kad rasim bendrą kalbą. Klausau, Brigita. Tai labas, mano mielas. Visai ligonį pamiršai. Žinok, dabar nelabai galiu kalbėti. O kaip tu? Kaip jauties? Tvarkoj. Ką ten taip veiki, kad toks užimtas? Tikiuosi, ne moteriškai kompanijoje sėdi? Ne, baigtų. Žinok, turim problemą. Kokią problemą? Nu, regis, Luka dingo. Kaip supras, dingo? Na, dabar nieko negaliu taip tiksliai paaiškinti, žinai. Tiesiog Luka skambino Editai, prašė pagalbos, paskui ryšys staiga nutrūko. Kai mes dabar, žinai, kaip ant ausų, bandom ją surasti. Siaubas. Bet tu tai nesijaudink čia, gal viskas gerai, gal Lukai nieko nėra. Tiesiog gal kažkoks nevykęs pokštas ar kažkas. Žinai, turiu dar vieną naujieną tau. Dalių paleido. Ką? Paleido? Žinok, aš nežinau, kokios ten aplinkybės, dėl ko taip viskas įvyko, bet tikiuosi iki vakaro išsiaiškinsiu. Na, žodžiu, grįšiu ir pakalbėsim. Gerai, dabar kol kas tikrai atleisk. Na, turim baigti jau.
Žinoma, taip. Marijau, būk atsargus. Gerai, esu. Aš labai lauksiu tavęs, iki. Okay. Ir ką pasakė Marius? Tu iš karto visą persimainėjai. Mama, yra dvi naujienos ir abi dvi blogos. Sakyk. Luka dingo. Mūsų Luka? Mūsų. Kaip tai dingo? Kaip tai atsitiko? Aš nežinau, Marius, Edita dabar jos ieško. Sakė nesijaudinti, gal tai nesusipratimas kažkoks. Koks dar nesusipratimas? Nežinau, gal jinai nuėjo pas draugę, gal dar kažkur, tai visko galėjo būti. O Edita? Nu ką, Edita sulaukė keistos skambučių, sakė, Lukas skambino ir prašėsi pagalbos. Oi, vargšė mergaitė. O gal Editai pasirodė, gal ten ne Lukas skambino? Žinai, nesistebiu, kad jai Luka dingo. Bet tai dar ne viskas. Dar viena naujiena. Dalių paleido. Kaip tai? Bet juk jį turėjo uždaryti į kalėjimą. Nu, tai paleido. Kažkas turėjo jam padėti, kad jis laisvėje vaikšto. Тяжелый. Отхвачевал уже свое. Слушай, ты не мог машину ближе поставить? Сейчас сам понесешь, понял? Куда едем? Куда-нибудь подальше. Я бы завалил этого козла, из-за него меня чуть не убили. Pasikviečiau tave pakalbėti apie mūsų bendrą pažįstamą, Germaną Kauneckų. Kaip ir pats tikriausiai puikiai žinai, jis su savo tėvu sukūrė ištisą kontrabandos tinklą. Pasirūpino kanalais muitinėse, kontrabandos tiekimu ir jos platinimu. Kauneckų įtaka taip sustiprėjo, kad jų vardas tapo tokiu tvirtu stogu, kad prie jų nebenorėjo kišti nagų nei policija, nei konkurentai. Kai jie prikaupė pakankamai kapitalo, Kauneckai nusprendė tapti gerbiamais verslininkais. Oficialiai jie jau nebegalėjo būti kontrabandinio tinklo stogu, todėl jie patapo dugnais. Nematomi, bet pakankamai įtakingi. Deja, nieko nėra amžino. Germano tėvas žuvo per pasikėsinimą. Pats Germanas dabar sėdi Lukiškėse ir laukia teismo už savo juodus darbelius. Germano įtaka dar niekada nebuvo taip smukusi. Tai reikia tik tai stipraus stuktelėjimo. Ir visa Kauneckų imperija. Tai ko tu nori iš manęs? Noriu, kad tu man padėtum sudeginti jį. Ir kaip galėjo jį paleisti? Nesuprantu, kaip jį paleido. Marius irgi smulkmenų nežino. Tikrai įdomu, kaip tie šiuolaikiniai ir šiandieniniai prokurorai dirba. Štai Germanui negali net įkalinimo laiko sumažinti. O Darius, toks nusikaltėlis, vaikšto laisvas. Nu, ar Marijui spręsti, ką paleido, ką sulaikė? Gal tai nelaimingas atsitikimas su Luka atsitiko? Vargšė mergaitė tikrai. Įsivaizduoju, ką dabar Edita jaučia. Mes tai čia pergyvenam, jinai gal sienom lipa. Jos gi vaikas dingo. Tai, žinai, gera motina savo vaiką laiko visada akiratyje. Ji visada žino, kur jos vaikas yra, ką daro ir su kuo daro. Ką tu norėjai pasakyti, mama? O tai,
kad dingus vaikui visada galima apkaltinti motiną, pirmiausiai ją. Бери. Давай, забросай его чем-нибудь. Сволочь он, конечно. Но я буду о нем скучать. А ты заплачь еще. Что ты сразу заводишься? Так а что ты начинаешь? Давай сваливаем отсюда. Mindaugai, Edita, einam su manimi. Kas? Pažiūrėk, čia ne Lukos kartais. Kitoje dalyje. O kas čia kalba apie pirkimą? Nesupratau. Tiem, kas prieš karalių, atsitinka įdomiausių dalykų, žinai. Gatvėje atsitinka. Šiais laikais tiek pilna visokių išsigimėlių. Klausyk, o dabar raminkis, gerai? Kad tu iš viso tokias mintis gali ateiti galvą. Nu, blemas, nu kodėl prie manęs lenda vieni nuliai? Mieloji, taigi ne veltui sakoma, kad vyrai kaip traukiniai. Sustoja stoteliai pastovi, kiek jiems reikia ir nuvažiuoja. Aš iš čia išeisiu, o tada Karolis pamatys, kas būna, kai kas lenda į mano teritoriją. Tu žinai kažką apie Luką? Manau, kad tau reikia kai ką žinoti apie Luką.